Labas visiems, už mano štai nugaros, mano ženklas įkurtas, aš esu Jolanta Serbentaitė, savininkė, jau sėkmingai dirbančio 20 metų daugiau su moterimis. Ir visa tai darbas nuo suknelių, akinukų, batelių, rankinukų, auskariukų išaugo į tarsi ištisą moterų mokyklą, kurioje mokau moteris, padedu joms labiau pažinti save. Mada, stilius, suknelės, kūrimas, kaip žinote, pas mane yra labai daug mankštos, tų kūno reikalų. Yra grožio, jaunystės, sveikatos ir saugojimo receptai. Aš rašau daug straipsnių Facebooko erdvėje ir kitur nuoširdžiai dalinuosi su moterimis, daugybė patarimų, mane kviečia ir į renginius, programas, jau mano gal prieš 5 metus parašyta programa kūno ir suknelės galia. Per kovidinį laikotarpį anksčiau įkūriau grupę Moters pasaulis su Jolanta Serbentaitė, kuriuose galbūt pradėjau stipriau dalintis mankštos visais receptais grožio moteriškumo, bet paskui sėkmingai panorau, kad mane pamatytų daugiau moteris ir visą tai perkeliau į erdvę, kurioje mes ir susitinkame. Žinome, daug gerbėjų, fanų, sekėjų, ačiū jums visiems, heiterių, žvengia, tyčiojasi čia visiems, visko čia man prirašo, ačiū kiekvienam tikriausiai iš jūsų. Aš kovotoja, einu į priekį sparčiai. Ir žinot, esmė yra tikriausiai nepasiduoti, tikėti savim, tikėti savo veiklom, darbais. Ir žinot, kur yra mano stiprybė, tie geri ketinimai visų moterių atžvilgių. Ir aš noriu jums pasakyti labai svarbią žinią. Ir galbūt paprašyti, nes 2 metai, galbūt butiko veikla šiek tiek gali nukentėti, bet aš tikrai viską susitvarkysiu. Aš pučiu dulkes nuo mano bakalauro diplomo, aukštojo vadybos mokslo bakalauro. Šiandien pasirašiau sutartį su Lietuvos sporto universitetu. Sporto fiziologiją studijuosiu, eisiu į priekį gyvybės mokslų magistrui. Palinkėkite man visos moterys sėkmės ir aš iš to Facebooko uždarių straipsniukų. Mano yra tikslas kelias būti prieinama kiekvienai moteriai ir galbūt padaryti indėlį į tą moterų fiziologijos pasaulį ir per sporto, ir per madą, tiesiog kokia aš esu, apie ką aš, ir oficialiai pristatyti ir rašyti mokslinės publikacijas, mokslinius straipsnius. Tad palinkėkite man visos moterys sėkmės. Ačiū jums, kad esat su manimi. Ir oi, žinokit, bus labai įdomus moterys metai ir dalinsiuosi su jumis, kaip siekti tų svajonių kiekvienai iš jūsų, kad mokytis niekada nevėlu. Mano bakalauras įgytas prieš 25 metus, bet pučiu dulkes ir einam į priekį. Iki moteris.